Sveiki visi dar kartą. Sveikinu visus su finišu. Visi sveiki. Niekas nesusirgo, nepastendo. Džiaugiuosi, labai geras varžybos, mano manimui. Labai geri rezultatai. Pagauta iš vis 836 kg, 219 karpių. Po vieną žmogų aš manau, kad labai gerai pagauta tikrai. Vat, ir manau, kad buvo dar parą reikia, jo. Ir ką, pradedam tada nuo apdovanojimo. Buvo tokia viena nominacija, kurie pas mane niekada nebuvo. Buvo vieną kartą ir daugiau nebus jos. Turėjau tiesiog taurę ir norėjau įteikti. Tai mažiausia žuvis, small fish, Aleksandr Proškin. Ateikit. Tokia maža taurė, tokia žmogui dideliam. Tu kai filmuoji, padvigubik taurę. Taurė ir orientuots visokių gėrių. Boilių, kad didesnis žuvis pagautum, cirpukai, kabliukai, antpirštis, masaliniai boiliai, valas pavadėliam. Ir šitą boiliam ir tašyti. Tai va, tokie prizai. Prašom. Monstras. Tokia žuvis, kilogramas 750, nežinau, kur jisai gavo. Pas mus buvo prizinės vietos 6. 6 vietą tikrai kovoja Aurimas Subočius. 44 kg ir 300 gramų. Sveikinu su 6 vieta ir prizas nuo žuklės bazės. Kėdė. Ačiū. Kad galėtum pailsėti nuo darbo sunkaus. 5 vieta netikėtai iš tokio sunkaus sektorių, kuris reitingė paskutinis, 15, laimėjo Modestas Kurlinkus, 48,5 kg. Aš skaičiau, kad nieko nelaimėjau. Davai ateik. Eikų nepersigalvoja. Paėm gali. Mano matematika bloga buvo. Ačiū. Tikrai sunkus sektorius. Tai pafilmuosim taures. 4 vieta. Irgi netikėtai. Su visokiam nuotykiam. Ir žuvis pabėgo ten iš maišo. Ir žmogus pirmą kartą dalyvauja varžybose. Pirmą kartą iš vis čia šitam ežere. Ir atvažiavo iš toli, iš Mažeikių tam. Egidijus Garalis, 61 kg, 575 gramų. Sveikinu. Ir tą vietą. Prizas toj. Prašom. Taip ir toliau. Ką dabar prie Bigfisho. Bigfishas tai buvo, iš pradžių buvo vienas Bigfishas, paskui pagavom kitą, paskui šiandien iš rytų sako, turiu galbūt Bigfishą. Tas pats žmogus. Blin. Naujo dar numinusavo ir vėl tokis pats gavosi 10-200. Pasirodo, jau filmavau. Ne. Bigfishas liko labai gražus karpis. 12 kg 350 Tomas Pancevič.
Sveikinu su Bifišu. Malačius. Taip, tavo taurė. Labai graži. Taurė. Ačiū labai. Ir tavo daiktiniai prizai nuo Oriento. Čia meškerėm keturiem, kai vežiosi birycis, čia ir rycis sudėsi į varžybos. Valas, popikai, visų tie vat, kabliukai, antpirštis ir cirpukai, boiliai pašert, kad dar bygas atvažiuotų. Čia viskas tavo. Ačiū ir tau. Prašom, prašom, šaunuolis. Tau padėsim. Dėkui labai. Vat viskas tavo. Naudokitės, Iki kad dar būtų iki sekančių kartų. Nu ir ką, trečią vietą. 3 vietos, pirmos tai zonų laimėtojai. Savo zoną. Būna, kad kai kurie pagavo daugiau žuvies žmonės, bet šitie žmonės laimėjo savo zonus. Tai trečią vietą Vytautas Marksas, 60 kg 700 gramų. Sveikinam. Sveikinu. Toks prizas. Super. Atsuk taurę parodė, gražuolė taurė. Šaunuolis. Gerą kovą davai, dėkui. Antrą vietą, kurie panašu buvo, kad jau po pirmos paros pricindavo į prizus, iškavoja Aleksandras Veličko, 88 kg 575 gramų. Ačiū. Ačiū. Молодец. Super. Nu ir pirmą vietą senbuvis, kuris visur dalyvauja, visuose varžybose ir visuose varžybose, nu neatsimenu, gal nebuvo laimėjęs dar. Buvo prizasi, Pirmos vietos, ne? pirmos vietos nebuvo laimėjęs. Ir dabar užtikrintai, tikrai užtikrintai. Jeigu buvau, Jo, karočiui nesvarbu. pirmą vietą Rimvydas Siniauskas, 121 kg 400 gramų. Pagaliau yra. Sveikinu, Dėkui. kad toks prizas. Gerai, dėkui. Patinka? Tai labai. Nu ir ką? Ačiū visiems. Šiandien svėriau žuvį 5 valandas. Jo, 5 valandas lygiai svėriau žuvį šiandien. Tai galvojau, kad bus sunkiau, bet kažkaip ten, nežinau, kiek ten praėjau, žingsnių, kilometrų ir taip toliau, kiek pravažiavau su mašina. Tai va, ačiū jums visiems, buvo labai smagu, labai gerai gaudyti. Ačiū Laurinui, kad tokį ežerą turi, tikrai puoselėja labai geri karpiai, gerai timba ir manau, kad mes dar susitiksime ne kartą. Iki kito karto. Ura!